Tikiu, jums, mėly žiūrovai, įdomu sužinoti ir įvairiausiomis temomis išklausyti ekspertų, kurie lankosi mūsų studijoje. Tad galbūt galvojate arba kaip tik šiuo metu pardavinėjate savo būstą, nekilnojamo turto agentė Marija Lebedžiuvienė mūsų studijoje. Labas, Marija. Labas, Eglė. Tad pradėkim galbūt nuo minties. Žmogus sugalvoja parduoti savo būstą, nori pokyčių, galbūt nebetelpa tuose namuose, kuriuose gyvena. Ką būtina jūsų nuomonė padaryti iš anksto? Aš manau, kad pirmiausia, nusprendus parduoti savo būstą, butą, namą ar net ir žemės sklypą, svarbiausia yra atidžiai pagalvoti ir susidėlioti planą, kaip tu tai darysi. Tai pirmiausia, rekomenduočiau pasižiūrėti, pasitikrinti, ar visi dokumentai tvarkoje ir ar nėra kažkokių kliūčių pardavimui. Mano praktikoje, mano darbe dažniausios kliūtys būna dokumentai netvarkingi, tai yra dažnai žmonės pasidaro kažkokias rekonstrukcijas būsto ir netlieka per naujo kadastrinių matavimų, nesusitvarko kadastrinių matavimų bylos ir tuomet neturi galimybės parduoti. Ir svarbu įsitikinti, ar turit nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, ar turit pirkimo pardavimo sutartį, paveldėjimo dokumentus ir panašiai. Kai jau esat pasitikrinę, kad su dokumentais būsto viskas tvarkoj, tada siūlyčiau atlikti išsame kainos analizę, įsivertinti, kiek jūsų tas būstas galėtų būti vertas, už kokią kainą jis galėtų būti parduodamas. Ta padaryti savarankiškai nėra taip lengva, todėl siūlyčiau galbūt kreiptis į profesionalą, kreiptis į nekilnojamo turto brokerį, o jeigu tokio neturit, nepažįstat, tai skelbimų portaluose atidžiai išsistudijuoti šiuo metu parduodamus butus ir pabandyti iš to pasidaryti analizę ir susiskaičiuoti, kiek tas jūsų turtas vertas. Ir tuomet, kai jūs žinot, kad dokumentai tvarkingi, nusistatėt kainą, dar labai svarbu yra jūsų būsto estetinis klausimas. Svarbu, kad, žinot, parduodant neklibėtų rankenos, rankenėlės, nebūtų ten nudaužytos sienos, ten kažkokie sudužę šviestuvai. Kažkokius smulkes detalės visada siūlau susitvarkyti, susiremontuoti. Dėl didelių darbų, dėl remonto, dėl būsto perdažymo ir panašiai, siūlau neskubėti, irgi siūlau pasitarti su specialistu, ar ta investicija į remontą jum atsipirks parduodant būstą. Kartais taip, o kartais ne. Nuotraukos ir skelbimas. Kaip turi atrodyti jūsų akimis geras skelbimas, kuris patrauktų pirkėjo dėmesį? Vėlgi truputį grįšiu prie to, kad pats butas turi būti labai tvarkingas. Siūlyčiau, kaip mes sakom, nurinkti kuo daugiau asmeninių daiktų. Man visada gražu, kai butas kuo tuštesnis. Aš ruošdama skelbimą visada konsultuojuosi su dizainerė arba su dekoratorė ir tuomet kažkokius mažus, jaukius, gražius akcentus padėliojam bute, kažkokią galbūt vazelę su gėlėmis, gal kažkokias pagalvėlės ir panašiai, bet visada svarbiausia yra tvarka ir švara bute. Ir dar jeigu grįžtant prie skelbimo, tai skelbimo turinys konkretus, aiškus, turit įvardinti, ką tiksliai parduodat. Jeigu parduodat 2 kambarių butą, tai viską apie jį surašot, kiek kambarių, kiek kvadratinių metrų tas butas, kokie to buto privalumai. Netgi, sakyčiau, kartais naudinga įvardinti ir trūkumus, nes šiais laikais žmonės labai vertina savo laiką. Ir jeigu atvyks žmogus į butą ir akivaizdžiai pamatys kažkokį trūkumą, kurio jūs neįvardinot, tai kaip ir nusivils galbūt ir jūsų butų, ir jūsų pačių komunikacija. Tai turbūt gali pritraukti tikslinį pirkėją, ne šiaip, kad ateitų pasižvalgyti, nes daugelis bijo, kad bus tiesiog butas, šiek tiek pataps muziejaus ekspozicija ir žmonės ateis tiesiog apsižiūrėti. Būna ir taip, kad matom, kad žmonės, tie vadinamieji pirkėjai, bet ne visai pirkėjai, ateina pasižvalgyti, bet nemanau, kad čia tokiam eiliniam standartiniam bute. Galbūt pasižvalgyti labiau ateina, jeigu butas kažkuo išskirtinis. Paskutiniu metu yra tokia tendencija senesnius butus, senos statybos,
kapitalinį remontą juose atlikti ir perdaryti, tarkim, iš 2 kambarių į 3 kambarius. Manau, kad šituose būtuose ateina daugiau pasižvalgytojų, nes visiems įdomu, kaip tą seną savo būstą tu gali perdaryti į 3 kambarių būstą ir kokie išplanavimai ir kaip ten viskas realiai atrodo. Kaip interjero laidoje. Kaina, užsiminėte apie kainą, yra 2 stovyklos. Yra tų, kurie bijo, jog teks mušti kainą ir nori jau tokią nustatyti, kad nebereikėtų jos mažinti ir laukia to galbūt vienintelio pirkėjo, galbūt gali, žinoma, laukti. Bet turbūt reikėtų suprasti rinką šiek tiek ir nebūtinai aukšta kaina sulauks savo pirkėjo. Aš čia pasakyčiau, kad yra 2 tipai pardavėjų. Vieni pardavėjai yra, kurie nori parduoti ir yra kiti pardavėjai, kuriuos aš vadinu, mes niekur neskubam. Tai tie pardavėjai, kurie iš tiesų yra apsisprendę, nori parduoti, turi tikslą parduoti ir turi kažkokius kitus tikslus po to pardavimo, savo išsikeltus, galbūt pasigerinti savo gyvenimo sąlygas, keisti į didesnį būstą. Tai su tais pardavėjais viskas yra gerai, viskas yra tvarkoj. Jie dažniausiai konsultuojasi su nekilnojamo turto brokeriais ir pasiklausia, pasiprašo pagalbos, pasiklausia pagalbos nustatyti tikslę tą turto kainą ir viskas yra labai gerai, kai nustatai tikslę turto kainą. Kai nustatai tikslę turto kainą, tai pardavimas vyksta sklandžiai. Tuo tarpu ta kita kategorija pardavėjų, kurie niekur neskuba, jie dažnai padaro klaidą ir pabando pardavinėti už ženkliai didesnę kainą, ko pasekoje tas skelbimas ilgai būna matomas, pirkėjui kyla klausimų, kas su tuo būtų, su tuo turtu negerai, kad jo niekas neperka tokį ilgą laiką. Ir to pasekoje tenka mažinti kainą ir kartais ją tenka mažinti net žemiau rinkos kainos. Žemiau tos kainos, kurią turto vertintojas arba nekilnojamo turto brokeris būtų pasakęs jau iškart, jeigu būtų jo kas nors paklausęs. Tikrai gali būti praradimai didesni. Ačiū Jums, Marija, už patarimus. Žiūrovai, tikiuosi, jie buvo naudingi, o dabar trumpai įsiskirsime, bet neperjunkit kanalo. Čia pat 15 val. Žinios ir Marijus Žiedas.